Pilvuko laikas tai metas, kai būdraujantis kūdikis paguldomas ant pilvo ir šioje padėtyje prižiūrimas suaugusio. Ši padėtis jam padeda stiprinti kaklo raumenis, gerina galvos kontrolę ir leidžia jam žvalgytis aplink, žiūrėti aukštyn, žemyn, taip pat į abu šonus. Taip laivėja akių koordinacija, gebėjimas akimis sekti daiktus ir skatinamas amžiai būdingų judesių vystimasis. Kuo daugiau laiko kūdikiai praleidžia ant pilvuko, tuo labiau stiprėja pečių, nugaros raumenukai, atsiranda galimybė judinti rankas ir kojas kitokiu, neįprastu būdu. Kūdikis lengviau atsistumia nuo pagrindo, įgauna tvirtą rankų atramą, pajaučia, kas yra svorio perkelimas rankose. Gulėti ant pilvuko pradėkite pratinti nuo pat naujagimystės. Pradžioje guldykite savo ant krūtinės ar šlaunų, nešiokite tigriuko pozoje, o kai nukris virkštelės liekana, pradėkite guldyti ant kietesnio pagrindo. Tai darykite prieš maitinimą arba po miego. Pradėkite nuo poros minučių, laiką vis ilginkite taip, kad 3-4 mėnesių kūdikis ant pilvuko praleistų apie 1 valandą per dieną. Kuo anksčiau pradėsite pratinti gulėti ant pilvuko, tuo lengviau vaikutis prie tos padėties pripras ir turės daugiau motyvacijos tokioje padėtyje leisti aktyvų laiką. 2 mėnesių kūdikį jau pratinkite gulėti ant lavinimo kilimėlio ant grindų. Jeigu kūdikiui sunku ilgiau išbūti tokioje padėtyje, galima po krūtine padėti į rytinį suvyniotą rankšluostį. Kai kūdikis nenori gulėti ant pilvo, gali būti, kad vėluos jo vertimasis, taip pat šliaužimas bei ropojimas. Prieš guldant kūdikį ant pilvuko, švelniai raminančiai su šypsena veide, pakalbėkite, padainuokite. Tai tęskite, keičiant jo padėtį į gulimą ant pilvuko. Tokiu būdu vaikutis jaus, kad esate šalia, todėl jam bus ramiau. Be to kūdikiams labai patinka ritmingas dainavimas, jie visada jaučia, kai jiems kalbama ar dainuojama su šypsena. Maždaug 3 mėnesių kūdikis jau išsikelia ant dilbių, taigi jam bus įdomu matyti prieš save ar šonuose kokias nors traškančias knygutes ar barškančius žaisliukus, kurie motyvuos dar tvirčiau išsikelti ant rankų. Guldykite kūdikius miegoti ant nugaros, o žaiskite jiems gulint ant pilvuko. Atsargiau reikėtų elgtis, jei kūdikis gimė anksčiau laiko, tai yra neišnešiotas, ar mažo gimimo svorio, ar turi sveikatos problemų, tokių kaip širdies, kvėpavimo sistemos sutrikimų. Tokį vaikutį pratinkite prie šios padėties pamažu. Atidžiai stebėdami jo būklę, kvėpavimą, reakcijas, darykite dažnas pertraukėles.